Tikrųjų ir aš tame tarpe buvau, kuris patikėjo, kad sekančio karo nebus jau niekados. Ir mes absoliučiai visi atsipalaidavom, visi. Rusai kaip labai dirba, žmonės nebūtinai jos patraukė į Rusiją, bet jos atgraso nuo Europos. Sąjūdžio laikais įsijungiau į Sąjūdžio žinių redakcijos veiklą, suprasdamas, kaip yra svarbu yra tas žodžio yra galia ir nuotaikos galia. Susiformavusi yra 6 kolona, kuri realiai valdo Lietuvą. Ir jie yra surę su rusais, jie turi galimybės inicijuoti net įstatymus, jie už tai gauna pinigus, tai mūsų valdininkija, iškai mūsų formuoja tiktokas, mūsų visuomenė. Tai čia yra didžiausia bėda. Labą dieną, gerbiami Lietuvos laisvės kovų pažinimo centro tinklalaidės žiūrovai ir klausytojai. Šiandieną kalbiname Arūną Degutį, kovo 11 akto signatarą, informacinio karo ekspertą, Šaulių sąjungos narį. Sveiki, gerbiamas Arūnai. Labą dieną. Šiandieną pakalbėsim apie tai, ką žinot jūs ir apie tai, kur jūs buvot ir kur jūs matot save ir mus kaip Lietuvos piliečius šiuolaikiniame laike. Bet visgi pradėkim gal truputį nuo toliau. Kaip jūs supratote, kad jums reikia ateiti į Sąjūdį, kokiom akim jūs pamatėte vyksmą prasidėjusi paskutiniai Sovietų sąjungos egzistavimo metais? Jo, tai mano pradžia buvo gerokai anksčiau, kai 1983 metais aš turėjau didelį konfliktą su KGB, kurio pasiekoje turėjau išeiti iš darbo ir tik paskui sužinojau, kad tą dariau ne veltui jausdamasis, nes tuo metu, kai mes įkūrėm jau nepriklausomybę, atkūrėm, kai kurie VSD darbuotojai, KGB darbuotojai perėjo dirbti į VSD ir aš sutikau tuos, kurie mane irgi tuo metu tardė. Ir pasirodo, jie tuo metu pasakė, kad man buvo užduotos 2 bylos. Viena verbavimui ir jeigu verbavimas nesėkmingas, tada turėjo mane kažkur tai įstatyti jau į blogą aplinką ir kurpė kriminalinio pobūdžio, reiškia tokia istorija, kad galėtų pasodinti. Tai tada mano, kan būtų tokia pradžia krikštas, 83 metais, kai mane labai rimtai buvo jau atvykę į darbą jau maždaug po metų ten bendravimo, ten eidavo į darbą, klausinėdavo, ten bendrauti, čiupinėjo. Ir kai jau bandė realiai verbuoti, spausti, tada vyko toks lūžis, kad aš aiškiai supratau, ką aš turiu daryti ir ko neturiu daryti. Tai paskui jau aš turėjau kelis metus nedirbau visai niekur, čia mane kunigai darbino. Tos, kurie darbindavo disidentus, taip pat mes su Bogužiu, ten važiuodavom į kai kurias dirbau statybose, bažnyčiose, kunigai, kai kurie remdavo tokius kaip mūsų, reiškia, kurie pradė pasitikėjimą tarybų valdžios atžvilgiu ir pradė darbus, tai porą metų dirbau ten, paskui, kai prasidėjo čia ta vadinama pristrojka, ta glasinės, tai aš tiesiog jau natūraliai įsipaišiau, čia nereikėjo man jau ieškoti. Bet to 87 metais, tada, kada Terleckas organizavo Adomo Mickevičiaus paminklo prie paminėjimą Ribentropo-Molotovo pakto pasirašymo, tai aš jau tada tenai jau buvau su jais įstrigęs kaip reikiant, nes mane net KGB tada tas pulkininkas, tuo metu papulkininkas oficialiai pareiškė įspėjimą dėl mano bendravimo su Terlecku. Reiškia, toks buvo administracinio pobūdžio pirmas jau, reiškia, toks įspėjimasis žingsnis. Tai čia 80 jau gal buvo 82 metai. Tai buvo labai natūraliai, aš nebuvau toksai iš medžio iškritęs iš karto, kur čia kažką įdomu, man buvo nuostaklus kelias, kuris vyko ten gerokai iš anksčiau. Ateina laikas apsispręsti, kovo 11, žinoma, taip už. Bet dabar pažiūrėkime šias dienas truputį, nuskamba kartais viešoje erdvėje toks labai keistas klausimas. Pareiškia, ne kurie žmonės sako, ne už tokią Lietuvą kovojom. Už kokią kovojom, už kokią kovojot. Labai nedaug iš tų, kurie kovoja, realiai tą sako. Yra tokių, bet daugumai skundžiasi tie, kurie nieko nedarė. Kurie laukia ir niekada jiems nepasiteisino lūkesčiai, kada kažkas kitas turi už juos atlikti namų darbus. Tai daugiausiai tie rėksniai yra, kur aš jau žinau iš tų, kurie ir dabar rėkia ir nieko nedarys. Yra žmonių, kurie galbūt iš mūsų tarpo tame tarpe esu girdėjęs kelius savo kolegas signatarus, kurie taip pat irgi skundžiasi. Bet ten, žinot, yra ir amžius, ir galbūt to pripažinimo stoka, ir lygos kai kurios. Ir galbūt nėra to atsako, kokio jis tikėjosi asmeniškai. Nes, žinot, kaip sensti, to dėmesio trūksta. Tai kadangi gali būti tokia labai asmeninio pobūdžio reakcijos. Aišku,
Aš irgi galėčiau daryti daug pretenzijų, tai kaip norėjau, ar kaip turėtų būti, tai aš prašiausiai, jeigu turiu pretenzijų, aš pats darau. Ateinu ir darau toliau, kad būtų kitaip. Nelaukiu, kol ten kažkas užmės atliks namų darbus. Tai ir tiem ir siūlyčiau, jeigu jie mato, kad ne už tokį kovoti, jeigu kovoja dabar už tokį, kokį nori. Ateina ir daro. Dabar labai lengva daryti, niekas to netrukdo, rizikos nėra, imk pasirato krantovės ir primina. Gal nebeįdomu, kai nėra rizikos? Nu, tai jeigu turbūt jam įdomu, jeigu skundžiasi, tai reiškia, jisai turi pretenzijų, jam domisi tas žmogus, gal jisai, žinai. Tai anksčiau tai dar reikėjo čia daug labai pastangų tam dalykui, nes buvo apart rizikos, dar kitų dalykų buvo. Dabar prašau, yra aktyvumui visos įmanomos sąlygos. Tai aš jam ir pasiūlyčiau, ateikit darykite. Kaip ir daug kas dabar iš mūsų daro, net nežiūrint į amžių. Turim 36 metus nepriklausomybės, bet grėsmės tai sumažėja, tai padidėjo, gal niekada nebuvo sumažėjusios, gal tik nesupratom, kad jos yra. Ir dabartiniai situacija, grėsmių vertinimas, koks jūsų būtų? Jūs čia teisus, iš tikrųjų ir aš tame tarpe buvau, kuris patikėjo, kad sekančio karo nebus jau niekados. Jeigu ir bus, tai labai neapibrėžtam laikotarpiui ateityje ir mes absoliučiai visi atsipalaidavom, visi. Ir aš turiu savo priekaištą pirmoje eilėje, nes aš patikėjau, kad viskas susitvarkys automatiškai, kad jau viskas pasibaigė. Ir aišku, paskui ten ta nuomonė ir vakaruose nusigalėjo, ir pas mus. Ir mūsų tas atsparumas iššūkiam, kurie dabar akivaizdus, yra labai menkas, nes mes pradėm labai daug laiko. Pirmiausia, laiko suvokiant, o kai suvokiai, tik tai dar tada pradedi kažką daryti ir paskui tik tai ruošiesi. Tai mes dabar net iki galo ne visi suvokiam ir pasiruošę labai menkai. Tai aš į savo jau kažkam varpinės sakau, kadangi daug dalykų domiuosi, žinau ir pats įsivėlęs į kai kurius pasiruošiamuosius darbus Šaulių sąjungoje. Tai aš labai gerai matau visuomenės tą nepasiruošimą ir vėl dar tikėjimas, kad kažkas kitas arba atliks namų darbus už mus, arba kad bus savame viskas išnyks, arba, kaip sako, jis susigers į smėlį ir viskas bus vėl gražu. Taip, jūs kartais dėvite ir Šaulių sąjungos uniformą ir matome ant jūsų rankos antsiuvo kartais raidės CIM. CIMIC. Čia angliškas abreviatūra, angliškai, jo, jinai yra pagal NATO kurtas koncepcija, Civic Military Cooperation, civilių karių bendradarbiavimas. Tai yra viena iš sudėtinių dalių karyboje, kuri apima tą vadinamą nekinetinę aplinką, kada tu kovoji ne tik tai su šautuvu, bet kada kovoji su argumentais, kada bendravimu, kada visokia psichologinio pobūdžio SAIBs, vadinama psichologinės operacijos. Ta dalis kariavimo priklauso prie specialių operacijų, kaip priskirta yra, nes yra sausumos, jūrų, oro ir specialiosios. Tai jinai yra minkštosios galios, grubiai šnekant, elementas ir ten yra tie priskirti mūsiškiai, kurie yra tarpininkai tarp kariuomenės ir visuomenės, ras kontaktą, bendravimą, dialogą ir kaip minimum netrukdyti viens kitam, jeigu atsiranda problema. Arba padėti, jeigu jau galima padėti. Tai yra informacinio operacijų tokia sutinė dalis vadinasi. Tai aš esu būrio vadas, nors dabar aš jau tas pareigas užleidžiu kitam, nes mane išrinko į centro valdybą Šaulių sąjungoje ir aš dabar jau tam strateginių lygmenį vadinsim Šaulių sąjungoje. Tai aš priklausau toliau tam būriui, bet būsiu eilinis šaulys, o dirbsiu daugiau centro valdybos lygmenį. Visuomenėje yra, žmonės yra labai skirtingi, yra tokie tie grini patriotai, kuriem nereikia aiškinti, kas yra tėvynė, ką reikia daryti. Yra tie žmonės, kurie sako, na taip, čia mano šalis, bet tai galėtų būti geriau, kažkas. Ir yra dar kita žmonių grupė, kurie sako, ai, mums nesvarbu, mums svarbu, kad tik būtų valgyti ir čia ne mūsų reikalas ir valdžia mums nieko neduoda. Kaip grąžinti paklydusias avis į pilietiškumo gretas, kad jos būtų ne avis, o mąstančios. Tas suskirstimas tai nėra tik mums būdingas. Aš, kaip pasižiūrint apie tas visas informacinio karo elementus, kam jie skirta paprastai būna tie įtakos reikalai, naratyvų sistemos, visos to. Yra būtent nukreiptos į tų žmonių, kurie tokiais nihilistais vadinsim. Bet jų yra visur. Bet jie yra ta grupė, kuri daugiausiai suformuota kritinė masė kažkokiam tai poveikiui. Ir jų atžvilgiu daugiausiai nukreipta yra poveikio priemonės. Nes jie lyg tai yra nihilistai, bet jie labai lengvai manipuliuojami.
tie patriotai, kurie, arba, kaip sakote, aktyvūs žmonės, jie iš karto visą laiką, jų yra iki ten toks sąlyginis procentas, gal 10 maksimum procentų, kurie randa save, nesiskundžia ir visą laiką aktyviai prisideda prie vienų ar kitų iniciatyvų, kurias sukuria lyderiai. Bet daugumoje tai yra tie vadinami followers, reiškia, tie, kurie iš paskos ir atkartoja kažką tai ir jie galbūt mažiausiai sąmoningi, nes jie galbūt ir mažiausiai to domis, kaip sako, daugiausiai instinktų lygmenį, pavalgyti šiltą, gražu, palanga, alaus, šilti čiaburėkai ir kaip ten. Ir jie kaifuoja ir viskas tvarkoja. Čia nėra gerai, nei blogai, taip yra visom pasaulyje, atvirai šnekant. Tik tai reikia juos neužmiršti, nenurašyti jų, bet neleisti, kad juos pavogtų iš mūsų priešai. Nes jų atžvilgiu vyksta didžioji kova ir tas vadinamas informacinis karas, kuris dabar vyksta iš Rusijos pusės ir vyko visą laiką, pasirodo, ir jis vyksta ir vyks, tai yra nukreiptas daugiausiai juos. Sukurti tą kritinę masę palankių jiems žmonių. Tai čia yra mūsų apsileidimas, aš turiu pasakyti iš karto, mes to nereaguojam, mūsų valstybė ignoruoja tokius dalykus. Visi kalba apie karą ir karas, kuris dabar vyksta, pavyzdžiui, Ukrainoje, tai yra ta paskutinė fazė. Yra vadinama ta karinė fazė, kuri įsijungia ginklai. Iki to dar būna 3-4 fazės prieš tai. Tai yra susijusios su minkštąja galia, su žmonių įtraukimu arba atgrasimu įvairiom iniciatyvom. Tai mes tą darbą esame visiškai apleidę, jau nedarom po šiai dienai. Ir ne tik mes, bet ir Europos Sąjunga, nes jeigu pažiūrėti, yra 4 virš milijardo dolerių skirta Rusijai, Rusija savo biudžetą numatė tiesioginio pobūdžio informaciniam karo, dar yra tokie šalutiniai, kurie ten eina kaip botų formavimai, kitos fermos, tai dar yra papildomos išlaidos arba GRU, kurios vyksta, tai 4,5 milijardo metams biudžetos, o pas mus yra 44 milijonai visoje Europoje. Numatyta kovai su dezinformacija ir propaganda. Tai matosi, kad netikėtų visiškai, žinant ir suprantant netgi mūsų lyderiam, kad vyksta karas. Ir tas labai gerai pasimato ir per rinkimus, kokius žmonės į kurią pusę patraukė, matosi iš to, kokie naratyvai sklinda Lietuvoje, socialinių tinkluose labai akivaizdžiai matosi ir matosi, kaip fragmentavusi valstybė ir kaip išdrąsėjo žmonės, kurie atvirai yra antieuropietiški. Rusai kaip labai dirba, žmonės nebūtinai jos patraukia į Rusiją, bet jos atgraso nuo Europos. Ir kadangi karas vyksta, tai tu nėra trečios vietos, tu vienaip ar kitaip pasislinksi. Jeigu tu esi prieš Europą, arba Europos vertybės, arba tą santvarką visą, automatiškai tu slenki į rytų pusę. Ir net žmonės nepajaučia, kaip jie patenka į Rusijos erdvę, nors jie nesako, kad mes už rusus, bet jie patenka automatiškai, nes karo metu nėra trečios linijos. Jeigu jis aktyvus yra, tai jis rinksis pasąmoniniu būdu. Tai čia yra tai, kas yra tų vadinamų žmonių, kuriems tas pats, jiems nėra tas pats, prašiausiai jais manipuliuojama lengviau. Ir jie yra šiaip gerokai pasislinkę ir slenka į Rusijos pusę, nesuvokdami, kad jie ten patenka į tą įtakos aplinką labai labai paprastai ir labai primityvių būdų netgi. Kalbant apie kultūrinius karus, tos pačius tas minkštąsias galias, tai labai svarbus dalykas. Pavyzdžiui, Vilniuje atsiranda koks nors paminklas jau nepriklausomybės laikais, metai, kai Krymo okupacijos atsiranda paminklas Puškinui. Tai reiškia, mes dar visai akli kačiukai ir kitas tas svarbesnis dalykas, žiūrint į šios dienos situaciją, kodėl Lietuvoje dar veikia Maskvos patriarchato cerkvė. Tai apie tą patį ir pasakyta, kadangi mes nieko nedarom, tai erdvė nebūna tuščia, ypač tiems, kurie supranta ir aiškuomet apie Rusiją, jų pagrindinis rakliukas yra, jie tą labiausiai moka, jie tą darė, tą vadinamą pasaulinę revoliuciją, norėjo kurti bolševikai, jie tas priemonės išnagrinėję iš pat pradžių, yra vienas iš pirmų departamentų įkurtų NKVD, ar tada buvo GPU, tai buvo dezinformacijos sektorius. Ir jie iškart pradėjo dirbti tą darbą, skaldomąjį darbą ir čia nėra kačiukai, čia prašiausiai su jais dirba tik viena pusė, Rusijos pusė. Ir aš pakartosiu, mūsų valdžia nesupranta tos grėsmės, nes dabar yra, irgi turbūt ne iš blogos valios, prašiausiai mes dabar gyvenam tokiuose socialiniuose burbuluose. Darbe turim savo burbulą ir turim už darbo ribų. Ir jeigu pasižiūrėjus, tai tie burbulai yra labai maži. 200 žmonių gali būti, tik tai jeigu pažiūrėtumėte savo užrašų knygutę arba telefono knygutę, matytumėt, kad kalbat bendraujat su 10 žmonių, ne tūkstančiais. Ir susiformuoja labai toks izoliuotas pasaulis, kuris galvoja, kad taip visas pasaulis yra. Visa Lietuva taip gyvena. Iš tikrųjų, Lietuva visai kitaip gyvena.
Ir tą mes matom iš to atsinaujinčių visokių, reiškia, simbolių, nemato problemos tame, reiškia, kad čia, reiškia, istorija, kažkodėl tai istorija sovietinė arčiau negu lietuviška. Už tai, kad yra kas skleidžia tas naratyvus ir tą visą kultūrą. Ir dėl to suprantama, kad ta vieta nebūna tuščia, ta erdvė, ypač karo metu. Tai kalbant apie tą patriarchatą jūs paminėtą, tai čia lygiai tas pats. Čia yra sisteminis darbas, jau visur įrodyta yra, kad rusų žvalgyba dirba per savo institucijas, kurių dabar labai gerai daug sumažėjo Europoje, nes jos buvo pridarytos, tie visi kultūros centrai, sporto centrai, įtakos, jie buvo natūraliai iš dalies suvaržyti, bet viena ta vadinama tokia religinės laisvės pasireiškimo erdvė, tai rusų stačiatikių bažnyčia, kuri liko turbūt vienintelė vieša ir atvirai dirbanti Rusijos įtakos grupė, arba institucija netgi. Ir tai yra visiems aišku, ir visi žino, o dabar paminėjo mūsų, reiškia, žvalgybininkai savo ataskaitose apie tą, kad tai yra penktosios kolonos, kurie yra šiuo atveju rusų kalbų atžvilgių, yra įtakos instrumentas. Ir jisai labai dirba profesionaliai. Ir aš domėjausi mažai, kadangi aš juos visus pažįstu asmeniškai, ne visus, bet tuomet tarp lyderius. Aš anksčiau buvau su jais 2004 metais, bendravau, važinėjau netgi į jų vienuolynus Graikijoje. Man ta vadinama ortodoksija buvo labai artima. Aš ją pažinau iš vidaus, nors esu katalikas, bet man labai patiko tyriminė prasme ta senoviška krikščioniška tradicija. Ir aš neišvengiamai su jais susipažinau ir su tais pačiais, kurie dabar yra vienoje pusėje ir kitoje pusėje, kurie Konstantinopolio perėjo patriarchatą. Tai visi tie mano tie bičiuliai 5 iš jų, kurie perėjo, dabar jau 7 atrodo yra, tai 4 mano buvo draugai, dabar yra draugai. Tai aš po šią dieną domiuosi, kaip jie gyvena, dėl ko taip arba kitaip vyksta, žinau aš tą kitą pusę, žinau tą vyskupą, kuris tarpų vadinamas vyskupas, jisai lietuviškos kilmės, rusų Lietuvoje gimęs. Jis gal nežinau lietuviškos kilmės, bet jisai yra Lietuvoje gimęs, reiškia, šnekantis lietuviškai. Tai ir šiek tiek nežinau ir patį tą metropolitą, su kuriuo šiek tiek buvau pažįstamas anksčiau. Bet aš atsiriboju nuo tos meniškumo, atydamas tą sisteminį požiūrį, kuris vyksta iš Rusijos pusės. Ir aš nenoriu vertinti asmeniškai taip arba ne, bet aš žiūriu jau sistemiškai, nes labai asmeniškai vertinant galima nuslysti į simpatijas, antipatijas ir tada pameti tą kompasą. Tai aš daugiau žiūriu sistemiškai, suprasdamas tą Rusijos įtaką, kurią šiaip aš domėjausi visą laiką. Ir aš buvau tas 83 metais irgi prisilietęs prie tos temos, kaip pradėjau bendrauti. Ir ne veltui Sąjūdžio laikais įsijungiau į Sąjūdžio žinių redakcijos veiklą, suprasdamas, kaip yra svarbu yra tas žodžio yra galia ir nuotaikos galia. Taip mes iš tikrųjų, jeigu taip šviesiai, informacinį karo mūšį pralaidinėjame vieną paskui kitą, mes nieko nelaimėjom karo, nes mes jo nekariaujame. Visas darbas, kurį dabar daro mūsų institucijos, tik surenka vadinamą monitoringus, kas vyksta su tais naratyvais, su ta vadinama informacinio pobūdžio aplinka iš Rusijos pusės ir viskas nusėda premjerės arba ten premjero stalčiuose, nes ta informacija, kuri renkama yra riboto naudojimo. Ir kas yra keista, mes reiškia laikom riboto naudojimą informaciją, kaip yra paveikiama mūsų visuomenė. Mes reiškia, mūsų visuomenė neturi teisės susipažinti, kaip jie su juo kovoja. Ir taip tokuo vertina mūsų institucijos, ne kokie visuomenininkai, bet BSD, antras departamentas, Nacionalinis krizių valdymo centras, Užsienio reikalų ministerija, jos ruošia ataskaitas, kas nuo karto susijusios su informacinio karo pobūdžiu. Ir jas daro ir jas teikia. Ir mūsų vadovai viską žino. Viską žino. Galiu pasakyti, viską žino. Jeigu ir nežino, tai dėl to, kad neskaito. Bet jie man ant stalo padedama absoliučiai viskas. Bet jie neįgalina tų institucijų, kurios turbūt mato tas problemas, jiems reikia politinės valios, nes įgalinti iš RVSD ar antrą departamentą ar kitus jiems reikia suteikti teisinę bazę. O teisinė bazė pas mus dabar yra karo nėra, o yra taikos laikotarpis. Tai laikotarpis veikia absoliučiai visos konstitucijos ir visi žmogaus ir kitų teisų tenai tie visi sistema. Ir jie netgi matydami problemas negali jungti savo veiksnių, kadangi jie iš karto patektų į bėdą teismuose. Čia toks yra paradoksas, kad liktai taikos padėtis, bet kaip mes žinom, yra tos 3 ar 4 karo fazės ir mes esame 2 ir 3 gal. Jo, tai čia yra, mes nuo ko ir dažniausiai, mes tai čia kai kurie signatarai ir kai kurie šauliai siūlome paprasčiausiai padaryti
įvertinti ir įvesti naują teisinį režimą. Kad tai nėra taika, bet dar nėra, galbūt nėra nepaprastoji padėtis, nes yra taip taikaus laikotarpis, nepaprastoji padėtis, mobilizacija ir karas stovis. Tai tarp taikos ir nepaprastos padėtis yra labai didelis erdvė, kur viskas ir vyksta. Kur visa informacinio, netgi hibridinio pobūdžio veikla vyksta ten. Ir kadangi teisinė bazė tau neleidžia jungtis įsigilinti taikos sąlygom, mūsų visos institucijos yra bejėgės. Jeigu mes įvestumėm, kad tai yra sąlyginės taikos laikotarpis, apribotumėm tam tikrus, reiškia, ar ten konstitucijos straipsnius, gal kelis tik tai, nes taip neprastosios padėties atveju tai yra ar 6 ar 8 konstitucijos straipsnius suvaržomi. Tai yra biškai per daug, bet tam, kad dabar būtų galima įtakoti, veikti ir vykti su visuomenė, numatom, pavyzdžiui, tos, kurie atvirkščiai botų fermos, reiškia, arba tie, kurie skleidžia aiškiai priešišką informaciją. Ir mes jiems nieko negalim padaryti, nes yra žmogaus teisės laisvės reikšti savo nuomonę. Bet jeigu būtų tam tikri apribojimai, ne kad reiškia, bet juos vertinti kitaip, mes galėtum tą situaciją suvaldyti. Bet mes gyvenam taikos laikotarpį įstatymiškai. Ir tie, kurie valdininkai, kurie vykdo tos darbus, jie negali prieštrauti įstatymų ir negali daryti daugiau negu norėtų, arba kad ir galėtų, nes būtų pažeidimas įstatymų. Reikia pradėti nuo Seimo, kad jį įvertintų ir įvestų tam tikrą stovį, kuris yra susijęs su šitom fazėm, ir įgalintų mūsų institucijas, ne tik įgalintų, bet ir priverstų jos reaguoti atitinkamai. Paklausė pas institucijas, ko jam reikia, kad tas instrumentai pradėtų veikti normaliai, atlieptų šiuolaikinius iššūkius. Tai tam reikia įstatymo. Arba įstatymų netgi grupės, kurie vienaip ar kitaip leidžia veikti, žinant tikrą situaciją. Nes žmonėms gal tas nesuprantama, bet kaip sakau, valdininkai, mūsų valdžios žmonės arba tarnautojai, dalis jų viską žino. Ir klausimas, kodėl nieko nedaro. Tai protas veikia, idėjos ne, tai toj politikui. Tai kas nugalės, ar pragmatikai, ar idealistai, ar jie turi susijungti kažkaip? Idealistai tik tai dominuoja, kada būna toksai ypatingai karštas laikotarpis, revoliucijos, visokios tenai judėjimai. Paskui vėl atsistovi labai viskas gražiai ir perina į rankas mūsų, vadinsim, valstybės tarnautojams. Arba ten. Ir taip, kaip aš dabar juokauju, ar ne tik aš vienas, kad susiformavusi yra 6 kolona, kuri realiai valdo Lietuvą ir jie yra su resursais, jie turi galimybės inicijuoti net įstatymus, jie už tai gauna pinigus, tai mūsų valdininkija, kuri dabar uzurpavusi ir, kaip minėjau, gyvena taikos laikotarpį ir nelabai nori nieko kito daryti. Bijodami gal atsakomybės, gal šiaip nenorėdami daugiau dirbti, kaip įpratę, ir nereaguoja į tos iššūkius, kurie jau turėtų jos versti dirbti iš esmės kitaip. Tai to nėra. Kiek jūs patį veikia asmeninės patirtis, giminės patirtis, žiūrint į valstybės eigą, į rūpestį valstybę? Aš manau, kad taip vadinama epigenetika, kada mūsų aplinka mus formuoja. Labai aktualu, kas mus formuoja. Tai jeigu formuoja atitinkama, ypač vaikystėje, kada vaikai formuojasi, reiškia, ypač vertybinė toje aplinkoje, nes vaikai dar būna mėgsta rizikuoti, jie labai besąlygiškai priima, ką sako tėvai, arba ką sako draugai, arba ką sako socialiniai tinklai, arba ką sako tiktokas. Tai dabar mūsų vaikus formuoja tiktokas. Ir kalbant apie tai, žiūrint iš savo patirties arba iš savo aplinkos draugų, tai aš matau, kad labai didelį poveikį padarė šeimos, jų asmeninės patirtis ir jų istorijos. Ir dėl to, bet tokio jaunimo vis mažiau, juolab, kad netgi tie, kurie patyrė tokias problemas, jie nenori vaikams galbūt užgrūzinti to vadinamo stresinio tokio aplinkos ir aiškinti apie blogus dalykus, bevelį pataikauti komfortui ir gerom nuotaikom ir gerom naujienom. Ir mes prarandame patį svarbiausią elementą mūsų visuomenės atsparumą iššūkiams, nes mes pripratom gyventi labai komfortabilios įvairiom formom sąlygom. Ir jeigu mums dabar kas nors jau atsitiktų labai rimtas iššūkis, tai yra baisu, nes būtų tas šokas, tas stresas pirminis ir ant tiek būtų didelis, kad aš net nenoriu įsivaizduoti, nes mes galim pavyzdžiai, kokie buvo Ukrainoje, kurie buvo jau labiau atsparūs žmonės, jie daugiau pripratę dar nuo tos homosovietikos, dar turi tokių elementų, kur reikia kovoti, kur reikia ten kažką daryti. Ten pas jos būtų atsipalaidavimo netiek buvo daug. Tai pas mus yra tas atsipalaidavimas visuotinis. Ir šeimos nepajėgė to sutvarkyti, ir mokyklos to labiau. Ir dabar buvom Utenoj susitikėme signatarų su
su visuomenė, su vaikais, važinėjom ir po mokyklas. Tai aš klausiu, kiek iš jaunimo, pavyzdžiui, žada eiti į kariuomenę. Tai pakėlė 3 rankas. Berniukai, iš kurių vienas pasakė tais, kadangi ten pinigų galima gauti. O kai paklausiau, kas tik tokia, reiškia sėdi, visi pakėlė, visi absoliučiai pakėlė rankas. Reiškia, mūsų formuoja tik tokas, mūsų visuomenė. Tai čia yra didžiausia bėda. Mes neturim TikToko kanalo apie Lietuvos laisvės kovas. Jo, tai aš manau, yra 2 keliai, paprastai, kaip nugalėti. Tai arba tu sukuri alternatyvą ir konkuruoji, bet tas yra mums neįmanoma, nes TikToko resursai yra milžiniški ir ten yra sudėti tiek visokio pobūdžio įtakos, kad ko gero net mesgi su savo istorija tenai labai nuskęstumėm, nes mes ne tik, kad istoriją reikia mokėti, kaip tą padaryti, reikia būti atraktyvų vaikui priimtina. Tai pas mus iš vis nieko nėra. Pas mus netgi apie TikToką aš jau nekalbu. Yra paprastų dalykų, kurios liktai šventės mūsų, kurios galėtų būti daugiau arba būtų galų gale mokyklose mūsų rezistencijos kovų archyvai arba paveikslai žmonių, kurie žuvę. Istorijos partizanų, kurios yra, kai kurių jų yra labai įsimintinos ir labai įspūdingos, kodėl apie jų niekas nežino. Truputį panuosiu ir pareklamuosiu, nes čia visų mūsų bendras reikalas. Komiksų knyga Kartą merkinėje, duokit 6-mečiam. Jo, tai tą komiksų knygą tik tai reikėtų performuoti į kitokius formatus, daryti, pavyzdžiui, tos virtualius, daryti, reiškia, interaktyvius. Reiškia, padaryti tokius, kurie labiau primtini ir dinamiški ir keičiasi. Ink knygutės jau nelabai, jam reikia kišti telefoną. Reikia padaryti, kad jie tiesiog kristų į pirmą kartą, į pirmas rankas, kad jie galėtų, nes dabar jaunimas labai neieško, jam kas pirmas įkiša savo tą ir griebia. Tai jo, tai aš manau, kad dalyką būtinai reikia daryti. Apie tėvų pavyzdį, nes aš kaip pats sakau visada, aš kaip pats esu tėvas, tai aš įkišau rankas knygą ir ta knyga ten dabar auga sėklos. Jo, tai va, jam įkišo, tai dabar kiek tokių kišančių tėvų yra. Ir daug labai tėvų nupirkė vaikams mobilius telefonus, kad jie netrukdytų tėvam bendrauti arba gyventi savo gyvenimą. Jiems duoda rankas kitus dalykus, kitus instrumentus, kad jie būtų užimti, o imsim internetą arba tos visos priemonės, kurias dabar turime, jos labai atraktyviai įtraukios yra vaikus ir su knyga sunku konkuruoti. Tai aišku, kadangi vaiką klauso jūsų, vaikas yra, jūs esate vaikų yra lyderis ir vadinsim tas pasiekėjai būti vaikų yra, bet daug tėvų, kurie, kaip dabar statistiškai 7 minutės per dieną praleidžia su vaikais. 7 minutės arba ten, tai vidutiniškai taip skaičiuojama. Tai ką, jie ne medyje gyvena, jie sėdi savo pasaulyje. Ir tas pasaulis dėja nebūtinai su knyga susijusios. O jeigu su knyga, tai nebūtinai su ta, kurią jūs norėtumėte. Tai reiktų palinkėti visiems tėvam sąmoningai, kryptingai vesti vaikus į ten, kur norėtų būti geresniam gyvenime, kuris siejasi su savo valstybė, nes svetimi mums geresnio gyvenimo. Bet pažiūrėkite į mamas. Mamos antiek, dabar labai daug yra išsiskyrusių šeimų. Labai daug vaikų augina mamos. Mamos turėdamos nuo saugaus jausmo tokį deficitą pastovų ir norą sukelti vaikui bus saugu aplinkai, jos vengia vaikui duoti bent kokius rizikingo pobūdžio iššūkius. Ar tai būtų miške, ar tai būtų nes erkės, ar tai būtų kur nors, reiškia, skautų, nes ten nusisuks koja, arba ten kažkur kitur, į kuriam jokiais būdais, nes ten korupcija, arba ten tik tai pažemės mano vaiką ir kažką tai. Tai mūsų tėvai viską daro, kad jų vaikai būtų dar mažiau atsparus, nes tėvai atsparesni, nes mūsų kartos, kurios išaugė, jos jau šiek tiek praėję išmokė, o mūsų vaikai nieko nežino. Ir jeigu mes juos dar atitrauksim nuo tų iššūkių, kurie yra paprasti, normalūs vaikams būtini kokių rybai ir vystymusi, tai mes padarome juos neįgalius. Ir prie to labiausiai prisideda tėvai, kaip būtų keista, mamos. Jeigu pasakyti mamų apklausą, kiek norėtų, kad jų vaikas eitų į kariuomenę, tai mes nustebsime pamatę skaičių. Dabar mums bus blogai nuo super mamyčių klubo. Tai tvarkoja. Aš tai, pavyzdžiui, su kai kuriam super mamytėm pažįstamas, nes ten kitas iniciatyvas joms rodėm. Yra visokių super mamyčių, yra labai super mamyčių tikrai. Ir su jom reikėtų dirbti, nes tie vaikai, juk jie nori, tėvai ir mamos, kad vaikas, berniukas būtų stipresnis, geresnis tėvas, geresnis šeimos narys, geresnis vyras. Tai bet jos nesupranta, kad atima paprasčius dalykus, kurie formuoja tokiais vyrus. Ir va čia jiems irgi edukacija reikalinga tėvam.
Ir mum ypatingai, aišku, tėvams gal irgi, aišku, bet labai, kaip sakau, labai daug yra išsiskyrusių šeimų, kuriuose auga vaikai mamos pavyzdžių. Tai prie kokio pasaulio reikia pratinti vaikus tada? Aš turiu labai paprastą atsakymą. Aš nagrinėjau įvairias, reiškia, visuomenės, kurios turi ypatingo atsparumo pavyzdžius. Suomija, galų galia patys Izraelija, kada labai maža tauta, su ja niekas nori prasidėti, nes puikiai žino, ko čia baigsis, nes yra labai atspari visom prasmėm. Nebūtinai tik technologiniam, bet pirmoji tai nusistatymų, pasaulėžiūra, požiūrių, bendruomeniškumų. Tai aš galvoju, kur ta erdvė, kur būtų galima suformuotos iššūkius, kurie sugrąžinti visuomenę vėl prie bendruomeniškumo, prie sprendimo bendrai įvairių klausimų, kad tai nebūtų kaip, pavyzdžiui, COVID, kada visi įsidraskė, įsipaišė, tik apie save galvoja, pati Europos Sąjunga įsidalino pirmosios tos vakcinos, tiem, kas užteko, neužteko, ten toks mūšis buvo už gyvenimą ir nebuvo to viso. Tai aš manau vis dėlto, kad kariuomenė, net nekalbant apie karą, kariuomenė būtų erdvė ir vyrams promoliai, ir galbūt net merginom ateityje, kur formuojasi bendruomeniškumas. Nes pas mus dabar bendruomeniškumo problema yra labai didelė, nes visi gyvena su apsais vadinamais, su telefonu ir jam tai draugai reikalingi tik tai, tokiam paprastiem dalykam. Jis turi savo pasaulį ir nepratę nei dalintis, nepratę nei kartu spręsti, nepratę, nors labai vaikai nori bendrauti, dėl to tas įtraukimas yra per kitas pusės labai efektyvus. Tai kariuomenė būtų, aš manau, vieta, kur labai didelė branda būtų vaikam. Berniukam ypatingai. Jie subręstų visapusiškai ir tą demonstruoja būtent tokios valstybės kaip pati ta Suomija arba ta pats Izraelis. Ir tai turėtų būti galbūt daugiau negu 9 mėnesiai, tačiau mes to negalim dabar padaryti priverstinė prasme. Jeigu mes padarytumėm dabar, pavyzdžiui, priverstinį šaukimą, tai būtų didelis skandalas ir būtų didesnė migracija, ko gero. Mums reikia padaryti labai atraktyvią kariuomenę, kad tai būtų gyvenimo nuotykis, kad būtų papildymi instrumentai, gal net specialybės gavimas, kad tu išėjęs iš kariuomenės, tu galėtum jau iš karto gyventi ir pradėti pilnavertiškai ir būtum pripažintas visuomenės narys. Kad jeigu tu eini, pavyzdžiui, valstybinė tarnybė, tu nebūsi tam to vadinamo socialinio lifto, jeigu tu nebuvai kariuomeniai, jeigu ateis pas mane į verslą ir įsidarbinti, ir aš misliu, kad žmogus nebuvo kariuomenė, net galbūt vengia kariuomenės, aš jau neprimsiu darbo prašiausiai, nes jisai vengia atsakomybės, jisai vengia būti. Tai pirmiausia, reikia pradėti atraktyvę kariuomenę, nebūti ne tik pinigais, bet ir visų to, kas po to eina, ir padaryti nepakantumą tiems, kurie jos vengia. Nes dabar yra čiatai susiformavę jaunimo, kaip išvengti kariuomenės, kaip simuliuoti ligas. Bet jaunimas dabar dalinasi tokio pobūdžio informaciją. Ir tai yra faktas. Tai įsivaizduot, kur mes einam. Jeigu mes tai galbūt, aš man bijo gal karo. Tai jų kalba reiktų pasakyti, kad jie yra nūbai. Turbūt, aš žinau, ten jų yra visokių, aš taip suprantu, bet yra šiaip bendrai prasme tai yra blogai. Mes matom, kaip, pavyzdžiui, Šaulių sąjunga vystosi arba didėja, tai tik Vilniuje, biški Kaune. Mes matom, kaip komendantūros formavosi. Jokingai mažai. Susirinko 6,000 žmonių visoje Lietuvoje, kurie pasiryžę ginti Lietuvą. Net mažiau negu 6, apie 6,000, iš kurių pasirašė gal tik tai keli tūkstančiai sutartis. Tai rodo, kad mes net jausdami pavojų, nesirašė nieko daryti. Ir pas mus nėra visuomenės. Yra tik tai toks sąlyginis skaičius, arba kaip ir visuomenė, arba valstybė. Valstybė turi savo simbolius, turi savo, reiškia, tas institucijas, bet jos nėra visai nesąveikoje. Pas mus nėra kas jungia, mes visi įsidraikę. Taip pat kaip ir asmenys gyvenime, taip ir institucijos dirba savo gyvenimus, nepriklausomai nuo kitų. Dabar, pavyzdžiui, informacinių karų atsėti, dezinformacija užsiminė 11 institucijų. Tai pasiskaičiavo kažkas tai. Aš nežinau, kad jie gali, bet jeigu jos yra, tai kodėl jos nieko nedaro. Ir kodėl 11, o ne viena arba ne 2. Reiškia, kaip yra, kai sako, daug auklių, tai vaikas be galvos, bent kokiu atveju. Tai yra labai sunku. Skamba pesimistiškai. Jo, tai man tai kaip iššūkis, aš suprantu, kad... Realistiškai. Aišku, man tai yra realistiškai. Mane tas įpareigoja kažką daryti, nes aš savo prigimtim toks, kad jeigu aš matau problemą, man reikia pradėti spręsti. Dėl to aš prieš 6 metus įstojau į Šaulių sąjungą, jausdamas pokyčius ir kas gali ateiti, nelaukdamas, nors man jau dabar aš jau pensinio amžiaus, kaip ir pensininkas, bet aš noriu ir galiu ir daug ką darau, nežiūrint nieką.
net į tai tas pesimistinės nuotaikos, kurias mes čia dabar apkalbėjom, man tai nenuima entuziazmo, man neprideda. Aš noriu kovoti ir man ta bloga situacija tik tai daugiau skatina kažką veikti. Tai visiems palinkėkim, kad bloga situacija ir padėtų atsmerkti ir paskatintų ryžtą kovoti. Tai ačiū Jums, kad tokias mintis skleidžiate ir tokias programas Ačiū Jums labai, Arūnai. Ačiū Jums. Dėkui.